Aš esu Aleksandra Jacovskytė, dailininkė. Niekad nemaniau, kad teks kalbėti apie kailinius ir apie žvėrelius, iš kurių gaminami kailiniai, nes nuo vaikystės buvau jiems ne tik abejinga, bet jaučiau aversiją. Matydama tos kailinius su snukučiais, su letenėlėm, niekad nesupratau šito grožio. Ir niekad netroškau turėti kailinių. Ir visada mane stebino šitas toks tikras moterų noras, toks moteriškumo patvirtinimas, toks prestižo momentas, be abejo. Todėl aš esu po to, kai pamačiau video, kaip tie žvėriukai auginami, jeigu taip galima pavadinti, kaip jie laikomi, kaip jie kankinami, kaip jie kankinasi. Audinės, pavyzdžiui, tikriausiai įsivaizduoju, kad ir kiti. Todėl niekad neraginčiau ir nesižavėčiau kailiniais, nors kailis būna labai gražus. Viskas.